buvo gautas kitas Aerox rėmas. Grįžom ten, kur pradėjom. Motoroleris jau pradeda atrodyti kaip motoroleris. Kelkis reikia padirbėti. Galiu padaryti lengvą giveaway. Cilindras neiššovė. Ir akumuliatorius miršta. Lemba. Nu ką, sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video, grįžtam į garažą ir tęsiam Aeroxo projektą. Dabar esame tokioje situacijoje, kad turime visiškai gražiai perrinktą, surinktą varikliuką, uždėjau karburatorių, įdėjau 92 žiklerį pradžiai, uždėjau standartinį filtrą ir mūsų šitas variklis, kaip matėt, neturi dabar rėmo. Rėmas yra kreivas, į tokį rėmą variklio šito dėti nenoriu. Noriu, kad viskas pasidarytų labai gerai su šito bildu ir pačiam nebūtų baisu važinėti ir tas variklis nestovėtų kažkaip kreivai važiuojant, irgi būtų nesąmonė. Tai žodžiu, buvo gautas kitas Aerox rėmas. Va, guli naujas rėmas, kuris irgi yra 25 ar 26 metų. Jisai turi dokumentus, jisai yra tiesus, jisai nėra labai pavargęs. Aišku, šiek tiek yra visokių tokių nusitrinimo vietų, bet nieko tokio. Šito rėmo jau smėliuoti ir dažyti milteliniu būdu nebevešiu, nes noriu greičiau krapštytis prie šito projekto, o dabar reiktų dažyti, vėl laukti. Ir jo būklė nėra tokia bloga, tai aš manau, kaip reksiuką irgi pats išsivaliau viską kieme, su chemija, kiek įmanoma, dar panaudojau flakonėlio, kad uždažyti atsivėrusias atviro metalo vietas. Nu ir viskas, ir bus galima dėti tą varikliuką. Man jau norisi jį užkurti, pažiūrėti, ar viskas veikia. Žodžiu, dabar reikalas toks, kad einam tvarkytis, valytis tą rėmą. Tada nuo to kreivo rėmo jau užsidėsim šakes, ratus, variklį įsidėsim ir galėsim krapštytis toliau. Tai šiandien daug veiksmo. Šitam video tikiuosi, kad tas motoroleris jau užsives. Gal net visas susirinks ir nuvažiuosi technikinę, kas būtų iš vis nerealu. Einam dirbti. Jaunimas, grįžom ten, kur pradėjom. Motoroleris yra vėl tokiai pat stadijoje, kaip buvo nano rėmo. Uždėjau spinelę, pipsiką, vairą, priekinį amortizatorių su ratu. Visai nieko, šiaip rėmus apsidažė, atrodo gan tvarkingai. Aišku, jis nebuvo ir labai blogos būklės, bet vis tiek pasiėmiau Hamerito dažų. Jie yra brangus, stiprus, gera apsauga nuo visų rūdžių. Tai turėtų viskas būti tvarkoj. Ne taip gerai kaip miltukas nudažyta, bet neblogai. Nu, tai dabar galima daug daugiau šį kartą jau padaryti. Jau galima ir varikliuką įsidėti, tada galima bus pravatkėlę viniotis. Na ir dabar man nuo viso šito bildo atėjo dar viena mintis. Kadangi aš gavau šitą rėmą, iš šito rėmo irgi dar buvo nemažai visokių Aeroxo detalių. Turiu plasmasių setą. Gal reiktų padaryti dar vieną Aeroxą su tuo kreivu rėmu stuntridingui. Visiškai motoroleriai padaryti kovinį, be lempų, toks, kad galima būtų stuntint, ridint. Gal jums būtų įdomu atvažiuoti pas mus į aikštelę ir pabandyti šitos dalykus. Patys neturit motorolerio, ar norit kada nors įsigyti ir norėsit pralėkti, gal būtų visai ir neblogas variantas. Žodžiu, pirmą pabaigiam su šituo, padarom clean buildą, sutvarkam visus reikalus, tada galvosim apie sekantį projektą.
motoroleris jau pradeda atrodyti kaip motoroleris. Įdėjau rėmą, uždėjau ratą pagaliau. Viskas gražiai susisuko, uždėjau ir naują kojelę. Ją biškį reikėjo pachimičinti, kažkaip gal ne visai čia Aeroxui jinai padaryta. Padariau dar vieną papildomą varžtuką, kad jinai nesisukinėtų. Motoroleris dabar gražiai sau stovi. Dabar jau smagu krapštytis, kai viskas einasi neblogai. Galima išsivalyti baką, įsiskalauti visą seną ten kažkokį kūrą, kuris dar buvo prieš 100 metų. Žodžiu, judesys. Pravadžiau visą pravodkę, viską tvarkingai čia susidėjau, sujungiau spinelę, pipsikas, čia visi elektronikos reikalai, šitas kulkas čia lieka. Daivą šitoje vietoje prisukau, bobiną, gazų trosą irgi sutvarkiau, dabar viskas fainai vaikšto, uždėjau naujus gripsus. Na ir dabar tokie reikalai, kad mano variatoriaus dangtis, aušinimo pompa, viskas dar yra pas miltelinį dažymą. Ir aš čia plasmams jo aišku dėti nenoriu, nes motorolerį reiktų pirmą užkurt, pasižiūrėti kaip jis dirba, vis tiek reiks prieimo prie karburatoriaus, gali reikėti kitų žiklerių. Dabar dar galima užsidėti radiatorių, atsivesti šlangas pro apačią ir tada viskas, laukiam paskutinių detalių, pilam kūrą, bandom kurt, pasižiūrėsim ar yra kibirkštis iš viso, bet šiaip tai neturėtų būti jokių problemų. Žiūrėkit, net starterio laidą susiradau, starteris gražiai viskas prisijungia, fiškutė, laidas nukeliavo į pravodkę, ta prasme, viskas turi veikti. Bardakas, bet motoroleris jau labai geroj stadijoje, uždėjau ir radiatorių, ir šlangas, ir galinę lempą, ir posūkius. Žodžiu, nebeturiu ką veikti, užsiemu tokiais paprastesniais dalykais, kol tas mano detalės dar dažosi. Žinių negaunu ir šiandien nudažys, ar ne? Tai dabar sugalvojau, kad reikia šitas šlikšdetalės išsiplauti gražiai. Nusivešiu į H2 auto, pasižiūrėsim, gal atsiplaus neblogai, o paskui galėsim gal panaudoti kokio buferių atnaujinimo priemonės. Šita plasmasė taip negražiai nublukusi, tai pasižiūrėsim, gal pavyks atkočioti. Plasmasas išploviau ir dar pats jaučiu, nusimaudžiau, visas šlapias. Tai pažiūrėsim, kokia situacija bus, kai išdžius. Gal visai bus neblogai, gal atsiplovė, bet dar įtariu, kad reikės rankyčių pridėti, nes ten, kur akumuliatorius seniau buvo, tenai nėra pati švariausia situacija.
Ir kadangi telefonas sėkmingai vėl prisijungė prie CarPlay'aus, garsas neįsirašė. Plaudamas tas plasmasės galvojau, kaip čia įmanoma tą motorolerį užvesti kuo greičiau. Kadangi variatoriaus dangčio neturiu, kojele naudotis irgi neįmanoma. Bet kadangi mes įmontavom starterį ir starteris jau yra pajungtas prie pravodkės, mums trūksta tik tai akumuliatoriaus. Paprašiau draugų, kad pasidomėtų, koks šio akumuliatorius mums tinka ir išvažiavau iš karto jo ieškoti. Jeigu viskas pavyks, motorolerį galėsim jau ir užkurti. Gavom akumuliatorių. Tikiuosi, kad tilps į motorolerį, nes jokio pavyzdžio kaip ir neturėjau, bet užsakėm tai, kas turėtų būti. Nu, žodžiu, gal ir pasiseks. Nu, akumą pajungiau. Jungiam degimą. Speedas nieko nerodo, nežinau, ar turėtų rodyti, bet pabandom varlytę. Dega. Jeigu pabandau starterį. Sukasi. O gerai, tai reiškia reikia mum uždėti duslintuvą ir užsimaišyti kūro. Bliamba, gal išsivesas motoroleris, tai davai greitai viską padarom. Įsipilam kokį litriuką. Cilindrą reiktų biškį prisileisti benzo su tepaliuku, kad viskas suktųsi ne ant sauso. Nu ir gal užsikursim. Duslintuvą primečiau, kūrą įpyliau, pažiūrėjau, ar kibirkštis yra, akumuliatorius sukasi, karba įdėta, viskas kaip ir padaryta ir galima jį pabandyti užkurti. Žiūrėsim, ar akumas neišsikraus, naujas motoroleris gali neužsives, bet nu pabandom. Kaip ir minėjau, vandens pompos dar nėra, tai ilgai ir nekūrenam, užvedam, pažiūrim ar birbė ir išjungiam. Biškį jaudinus. Ir akumuliatorius miršta. Bliam. Čiagi neaišku, kaip tas karburatorius, aišku, sureguliuotas, ko gero su kojele reiks čia ilgai pažaisti. Trosas irgi nepakeltas, nes neturiu troso. Ką aš čia dar galiu padaryti? Dirba, viskas gerai, nenoriu perkaitinti, bet žodžiu, ant laisvų apsukų dabar padariau, kad dirbtų. Viskas gerai. Gesinau, kol čia nesusprogam. Biškai daugiau tepaliuką, aišku, irgi užmaišiau. Yes, ačiū Dievui. Nesąmoningą klaidą buvau padaręs. Pakeičiau benzino kranelį ir sumaišiau šlangas, kur vakuumas, kur benzinas. Tai pažiūrėjau, žvakė visiškai sausa. Ir tiesiog ją sukeičiau ir panašu, kad viskas veikia. Eina savo, labai džiaugiuosi. Labai užsihypinau, kad variklis užsivedė. Panašu, kad čia viskas viskam tvarkoje. Cilindras neiššovė. Tai dabar galima rankėtis viską pabiškį. Reikia išimti vėl akumuliatorių, duslintuvą. Žodžiu, matau, kad biškį priekį pravodkę negerai pravedžiau. Ne visai minusinis laidas iki tos plasmasės gerai daina. Bet šiandien dar galima gerai pajudėti, krapštytis toliau ir jau artėjam prie raidinimo. Visai nieko, iš tikrųjų, ta plasmas atsipoliravo, kažkokiu matosi šiek tiek dėmių, bet tokia kokia jinai buvo, tai daug geriau atrodo. Pravodkę dar pervedžiau šiek tiek kitaip, dabar va laidukai gražiai ateina, va minusiukas paruoštas, pliusiukas ten yra. Uždėjau netgi ir tą plasmasę, kur ten vat giliai eina, tai reikėjo dar radiatorių patraukti. Čia dar turiu vat nusipirkęs ir naujų varžtukų. Tai viskas gražiai sukinėsi, dabar norėčiau dar vairą susidėti. Kadangi čia visi laidai dabar atvesti, mygtukai įjungti, tai galima išsipakuoti šitas vat naujas plasmasėlės. Užsidėti posūkius, kažkur turėtų būti. Va, nauji posūkių stikliukai yra. Ir susirinksim taip vairą. Ir šiandienai bus tiek. Tada rytoj tęsim darbus, gal jau nudažys mano likusias detalės ir dirbsim toliau.
Nu va, vairo plasmazę sudėjau šiaip ne taip, viskas gražiai suėjo, viskas vietose, dar ir speedometro trosą pajungiau. Roxo standartinis vairas gal yra sunkiausiai surinkamas vairas pasaulyje, ne? Susideda iš 3 detalių ir taip sunkiai viskas susiveda. Ir dar speedo trosas į viršų kažkaip tempia. Tai žodžiu buvo reikalų. Nu bet va, judam į priekį. Šiandien jau pavargau, jau nebežinau kelintą dieną čia tvarkausi, gal 4, gal 5, bet taip visiškai visą dieną ateini ryte, vakar išeini, ryte vėl pradedi ir taip sprendi klausimus. Nu bet toks gyvenimas, kitaip nieko nepadarysi, jeigu nori kažką turėti, jeigu nori kažką padaryti. Negali tokio projekto vykdyti pusę metų, kai gali vieną kartą prisėst, padaryti viską iki galo. Tai va, tai einu ilsėtis, reikia garažą apsitvarkyti dar ir tęsim darbus. Nu ką, draugai, grįžtam į garažą, reikia toliau krapštytis prie Aeroxo. Kaip ir sakiau, kai vasara prasideda visas veiksmas, prasideda pasirodymai ir kelionės, tai Aeroxo projektas buvo apleistas dabar kokiam mėnesių laiko, atstoja apklotas, kelkis reikia padirbėti. Žodžiu, įvyko įdomių reikalų. Buvau pakviestas į Aro Gibiežaus turą, mūsų legendinio stuntriderio Red Bull atleto. Jau 4 metai neišėlės. Buvo šiek tiek tarpas tarp šito projekto, bet šiemet grįžo ir važiavom su Aro daryti pasirodymus į Panevėžį, Kretingą ir Plungę. Labai gerai praleidom laiką, iš tikrųjų su Arūnu sudėliojom labai gerą programą. Pasirodymai buvo nerealūs, taip viską gražiai sukombinavom, net ir smulkiausios detalės, pasirodymo elementai, taip viską padarėm kartu, tai labai džiaugiasi širdis. Daug metų treniruočių iš tikrųjų susidėjo vat, į tokius pasirodymus, kuriuos jau galim labai gražiai sukombinuoti ir padaryti kartu. Tai buvo labai tikrai proud moment. Ir tada turas baigėsi ir išlėkėm į Olandiją, kur įvyko MotoGP Assen. Ten visą savaitgalį darėme pasirodymus tarp MotoGP lenktynių. Tai šeštadienį ir sekmadienį pažiūrėjom ir pačias lenktynės, tai iš tikrųjų MotoGP yra nenormalu. Kaip tie mocijai atrodo, visiškos raketos, galėtum pastatyti vertikaliai ir išskristi kosmosą. Tiek daug visokių technologijų. Prieš startą tie mocijai susileidžia, startuoja iš vis kaip styga, atrodo, posūkiuose guldo taip, kad liečia net pečius. Žodžiu, nerealu pamatyti tai realybėje, o dar nerealiau tai ir daryti pasirodymus. Tai va, darėm pasirodymus 3 su Virgiu, manim ir Šaru. Taip pat pasirodymai buvo sukombinuoti su drifteriais. Per šeštadienį sekmadienį atlikom po 3 pasirodymus kiekvieną dieną. Tai pasivargo, bet buvo labai smagu ir dar pasiėmėm mūsų legendinį filmerį Domantą Podžiuką, DP Productions. Jisai padarė video irgi labai šaunų. Tai žodžiu, labai gerai pakeliavom, labai gerai padirbėjom. Tai dabar, kol turim laisvo laiko, grįžtam prie Aeroxiuko, prie jo pasitvarkyti. Aš kaip buvau išvažiavęs, gavau žinių, kad nusmeliavo ir nudažė mūsų reikiamas detalės. Tai va, turim dangtelį, kojelę ir variatoriaus dangtį visiškai šviežiai, gražiai nudažytus. Taip pat Olandijoje užsukome į Putaline, tai mūsų partnerio tepalų gamintojo gamyklą. Ten irgi labai smagiai praleidom laiką, mums ten viską aprodė, kaip ten tas tepalas pilstomas, kaip pakuojamas. Tai parsivežiau irgi motoroleriui dalykų. Jie turi tokią vat specialaus tepalo motoroleriui. TT Scooter Plus, Aeroxas nupieštas, Aeroxą konstruojam. Tai reiškia, tokį tepalą reikia pilti, pilnai sintetinis. Taip pat paėmiau reduktoriui irgi specialaus tepalo. Gerai, kad nepamiršau, kad jį irgi reikės pakeisti. Ir gavau dar labai special įdomų brake cleanerį. 2 metai iš eilės Putalinas daro special edition tokį brake cleanerį, kurio paleidžia tik 10 000 vienetų ir pasižiūrėkit, kas ant jo yra. Nėra ką važiuoja ant rato. Šiaip tai nerealiai proud moment. Matyti savo nuotrauką ant tokių produktų tai yra iš tikrųjų nerealiai. Reiškia, kad darai kažką gyvenime teisingai ir šaunuolis Armandas nes padarė labai geras nuotraukas. Tai va tokie gamintojai mėgsta labai naudoti tokias kokybiškas geras nuotraukas ant savo gaminių. Tai va šito brake cleanerio buvo paleista 10 000 vienetų ir aš gavau irgi dėžutę. Irgi per daug neturiu, bet galiu padaryti lengvą giveaway. Tai kas norite gauti tokį ir pasidėti ant lentynos pas save. Tai komentarų sekcijoje pakomentuokit ką nors, parašykit ką nors gražaus apie šitą vlogo kanalą, ar kiek laiko mane sekate ir tada fainiausius atrinkęs atsiųsiu tokio brake cleanerio. Nu tai va, tai dabar jau tikrai einam dirbti, kadangi visą šitą reikalą nusmeliavo ir nudažė, tai reikia visus vidurius dabar pasikeisti, visą rem komplektą, einu aš jį susirasiu, per mėnesį šiek tiek garažas čia pasikeitė, tai einam susirasti detalės ir einam konstruoti. Wow, ok, čia 100 metų nieks nekeista, tai labai gerai, kad ir viskas išsiėmė. Čia kaip ir viskas gerai.
progresiukas neblogas, kadangi visas man tas detalės nudažė. Perinkom visą vandens pompą, jinai čia gražiai dabar susisuko, uždėjau duslintuvą irgi, supyliau aušinimo skystį, uždėjau variatoriaus dangtį, aišku dabar nesuku visų varžtų, įdėjau 5, nu ir va, viskas čia labai dabar clean, gražiai atrodo, kadangi reiks čia reguliuoti visų tų varžtų ir nededu. Tai bus dienelė panašu, kad kūrenimui, pasižiūrėsim ar aušinimo skystis keliauja per sistemą ir viskas veikia ir gal jau galėsim pabiškį pradėti važinėtis. Man kažkaip susakė, kad reiktų apkatkę padaryti apie 205 kg šitai RP grupiai. Aš nežinau, ar tiek reikia, bet žiūrėsim. Noriu, kad šitas motoroleris jau dabar tikrai sveikas būtų. Tai žiūrėsim. Tai einam ilsėtis, rytoj nauja diena. Bandysim kūrenti. Nu ką, kaip ir sakiau, rytas, pailsėjom, motoroleris subildintas daugiau ar mažiau. Reikia pradėti birbinti tokią lengvą apkatkę, kad varikliukas šiek tiek prasidirbtų dabar. Cilindras su stumokliu biškį susieitų, viskas pašiltų teisingai. Sėkmingai burbuliuoja čia viskas. Taip, reikia pažiūrėti, ar šlangos visos šyla. Nu žinokit, kad tas motoroleris tvarkingai savo burbuliuoja dabar. Radiatorius šyla, reiškia aušinimo skystis irgi vaikšto per variklį. Jis manau, kad dabar taip saugiai savo gali burbuliuotis. Šiek tiek bus dabar jam lengva apkatkėlė tokia. Paskui aš nežinau, reikia turbūt dėtis priekinės plasmasės, jeigu su radiatoriumi viskas gerai. Reiškia priekį visą galima gražiai surinkti, o gale vis tiek mums prie įėjimo reiks, jeigu reiktų šiek tiek kažką pareguliuoti. Nu ką, užmečiau sėdynę, galim biškį gal pabandyti ir pravažiuoti. Visiškai nevažiuoja. Nu, bet žiūrim, ką čia galima toliau padaryti. Žodžiu, šiek tiek pabandžiau pravažiuoti, pirda visiškai nepakelia apsukų, sakykim. Aš kai ją atkėliau ir pabandžiau pagazuoti. Apsukas pakelia, bet labai sunkiai. Tai žodžiu, susukau visą orą į vidų karburatoriaus ir jis tik tada pradėjo apsukas kelti. Dar pakėliau adatą iki viršaus irgi šiek tiek pagerėjo, bet ne kosmosas. Nu, žinokit, džetinimą kažkaip ir įveikiau. Žodžiu, iš pradžių aš kai rinkau karburatorių, iš to viso komplektuko išrinkau 90 žiklerį. Galvojau, nu jau tikrai nebus per didelis, viskas bus gerai. Motoroleris su juo nevažiavo, įdėjau dar didesnį, įdėjau 105. Pasidarė dar blogesnė situacija, bet pamačiau, kad dar yra vienas žikleris, kuris iškart buvo su karburatorium, jisai buvo mažesnis negu 90, aš manau, kad ten apie 8 kelis gali būti, bet dabar motoroleris va, puikiai užsiveda, puikiai revina ir gerai skamba. Tai žodžiu, labai jisai dabar tvarkingai ir gražiai skamba, šiek tiek ir pravažiavau jau. Transmisija dar nėra labai gerai sureguliuota, nes gaunasi, kad jis daug duoda apsukų iš karto, bet labai po lėtą jas kelia. Bet manau, apkatkiai dabar bus labai neblogai. Tai žodžiu, jeigu karburatorius gerai dabar atreguliuotas daugiau ar mažiau, galima rinktis plasmasės ir nežinau, žiūrėsim, gal technikinę kokią nors eisim varyti. Bet žodžiu, viskas juda į priekį. Tai va, motoroleris dar togul pasibirbina, paskui ir pravažiuosim kokį, 100 kg tai jau tikrai, paskui nuspręsim. Einam ieškoti plasmasių. Sutepti filtrą. Check.